Hello, nusipirkau pirmuką, tai parodysiu, viskas tvarkoj, juodas bus, nieko mandraus čia nebus tokio, 3 litris NPM2 variklis ir mesiu rollbarą, pavažiuoju biški strytę, biški semi pro, kažką tokio neperspaudžiant, bet tiesiog, kad būtų smagu, tai tokia idėja to pirmuko, pasidaryti gražų, patikimą automobilį. Tai va, o ką turim viduj, tai pirmuko viduj tas variklis, filai, kol kas suboskės lokas, nu čia priklausys kaip valdysis, ar jis liks ar ne, nežinau, nesuvažiavęs, tai dabar šią momentui paliekam, pavasarį ištestuosim, matysim, ar kažko ieškosim kito alternatyvos, ar neieškosim, viskas priklausys nuo to, kaip man ar lips ar nelips. Tai va, gale poliuretanas, reguliuojamas traukės, nu žodžiu, vemsas yra, tai reikės ir pas kamutą važiuoti suprogramuoti. Nu, tokių visokių darbų daug, nes ten salone neaišku kas, visur žodžių neaišku kas, viską reikia susidėti, ten iki pabaigimo, manau, reikalų bus panašiai kaip su turbau buvo. O dabar veža mane į dažymų kamerą, nes kojas skauda, tai jeigu ką nevairuoju filmuodamas, tai va. Nu, vis detalės nudažytas, dabar pastatytas žiemos miegui, tegul būna iki žiemos. Nu, tai tuik turim daiktą ir čia ir, wow, kiek darbo. Čia su pravotkės galai, nu žodžiu, panelė reikia užsidėti vis dalis, kaip sakiau, yra, bet čia to darbo, ohoho. Tai vas garažį, pirmuks garažį, šiandien užsiminėsim nesąmonėm. Ir darysim papras dalyk, smalas kusim lauk, tai pasiim feną. Kaitinis už paklerką kaiš, po to benzą, trin. Toks grįžt namovus, ir va toks darbas. Sakiau, su ta špaklerka jau ne pirmašinį skutų, bet ir paskutinį, nu žodžiu. Tai va, čia ir bardakėlis, ten pravotkė, kilimą tą paliksim, po kilimą ir jaučiu paliksiu smalas, tik tas čia išsiskusiu, čia, ten visur. Nėra tikslo labai lengvos automobilio daryti, bus paprastas. Nu, čia visai greitai einas, kol nereikės pradėti šveist tų klėjų ir likučių. Nu, tai vairuotojai pusiai apibaigti. Čia ten nusigrėžiau vieną tam, reikės ten nusigrėžti. Stogo klėjai. Atsimenu, kaip sakiam, 6 vargo, tai čia reikės irgi. Štai bjaurių darbų atsiminiau, esu padaręs per gyvenimą. Nu va, pirmam vakarais čia, ten, čia pusė. Čia per porą valandų, nieko daug nepadarysi. Tai va, o ką gerą turi mašinoje, tai filai, suboskės lokas, NPM 4B30. Na, aišku, čia visur savartynus, reikia pasibaigti dalykus. Kažkodėl Vaisfabo atraminiai. Nu, bet čia nieko aš pats nedariau. Viskas čia, kai nupirkau, jau buvo. Po to, nu, čia jau viskas aišku. Tai va, žodžiu, darbelį nusimato daug. Lubas valau, tai seniau būdavo labai sunku tą dalyką padaryti, pirdavau ten Sonox kažkokį šaltaibis valiklį tipo klijų. Šikot nuvažiavau pas tokį žmogelį, plungiai tenais vicinį. Sakau, reikia kažko klijam, sako, imk tokštės, čia nereklam. Čia vėl žinkas per daiktas, bet ištepiau su teptuku. Su penzeliu, ištepliau, išmaliavojau, tai tarsi špaklerk brauk ir viskas nukrenta. Štai 5 minutės darbo jau tiek prikriti, jau čia pusė pasidariau, dar šitai pusė liko.
Nežinau, gal čia kitokie klėjai nei kiem 6, bet kiem 6 atsimenu vargau, kad net nervai jėmi. Šiaip prisidirbau nesąmonį, sulankščiau stogą. Čia reikės parašyti kaip mėnį lyginimą, kad sutvarkytų tą daiktą. Nu, o čia jau virgruntus šveičiau. Tai dar likus stogas ir nugruntuotas. Ką tik išdžiūsi ir sušiaušti. Čia išsivalyti viską, gal jau rytoj, žiūrėk, ir nudažysiu. Tai va, čia prie salono labai greitai kažkaip šį kartą. Baisiai ir nesistengiu iš tikrųjų. Čia nugrėžiau tik tais čia kelis dalykus. Čia nieko negrėžiau, tik nupjauščiau. Nugrėžiau nuo stogo ten tokį balkinius reikės lankoms. Tai, ką žinau, nematau tikslo čia viską išsigrėžiuoti, po to bus kaip su kiem 6, kada ant šlapių sunkiai važiuoti. Tai paliksim. Čia užsidėjęs firewallas, tai ten dėl to nieko nedarau, nedažysiu, ten biškai apsipjaustysim. Tai va tai.